kokia ypatingai svarbi yra aplinka, kurioje gali būti, kurioje gali priimti, kurioje vyksta tokie giluminiai atradimai, kurių žmogus galvojo, išsisprendė, jau gyvena, jau perėjo visai kitame etape ir staiga iš pasąmonės išlenda tokie pamatymai, tokie įvykiai, kurie susitvarko galutinai. Taigi visi, kurie atvyksta čia, kurios pakviečia širdis, žinau, jog tiesiog jų sielą atveda. Viskas įvyksta, kas turi įvykti. O čia ir vasara visų gera, gilu, jauku. Ir jeigu kirba jausmas bręsti ir žinai, kad esi tokiam perėjime, kur gali jaustis kažkoks toksai begalinis gilus liūdesys, tai gali būti ir tavo seno gyvenimo arba buvusio periodo laikotarpis, kuriame tu gedi, negaliu sakyti žodžio gailiesi arba ilgiesi, nes kas praėjo, tai yra turi nebegrįžinėti į tavo gyvenimą. Ir tam reikia tikrai drąsos pereiti į naują etapą, į tą nežinomybę, išgyventi, kas dar tave laiko, taip prikabinę. Ir tai galime padaryti pasąmoningai. Ir čia atvykęs žmogus pats keliauja, o aš tik tai laikau, bet nieko nesprendžiu, sprendi tu. Ir kiek giliai įnerti, kiek gali tam kartui. Tai žinok, jog ir vasara čia gera ir vėsu. Ir gali atvykti, jei jau esi pasiruošęs ar pasiruošusi.